Nuostabią sukaktį 30 metų jubiliejų paminėjo Šiaulių miesto savivaldybės globos namai. Įstaigos vadovė prisimena, kaip per šiuos metus globos namai užaugo, džiaugiasi savo sukurtą komandą ir Šiaulių miesto savivaldybės vadovų pagalba. Aš labai dažnai galvoju, ką žmogui reiškia ir ką įstaigai reikštų. Žmogus, aišku, atrodo dar tik pradžia viso to gyvenimo, darbas, vaikai. Įstaigai tai labai didelis tarpas praėjęs. Jeigu pradžioje mes turėjome pirmus metus tik tai 5 socialinių paslaugų gavėjus, tai dabar mes jų turime 500. Tai čia reiškia labai daug. Tiek įstaiga pati nuėjo labai didelį istorinį kelią, tiek ir mūsų socialinių paslaugų gavėjai, tuo labiau ir mūsų darbuotojai. Aš visada sakau, kai yra gera komanda, kai yra geri darbuotojai, kai yra komanda, kuris sako, kartais ir vadovas jau nuleidžia rankas ir sako, viskas. Bet kai su vėjo gūsiais įsiveržia įstaigos darbuotojai, ta vadinamąjį komandą ir sako, ne direktorė, darom, reikia padaryti ir tada supranti reikia. Tai turint labai gerą komandą, turint labai gerus darbuotojus ir aišku, Šiaulių miesto savivaldybės ir vadovų pagalba, turime tokius rezultatus. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus vedėja taip pat džiaugiasi kryptingai dirbančiais ir puikiai gyvuojančiais globos namais. Tai be galo džiaugiamės, kad turim tikrai bene pačius geriausius globos namus, kurie ne tik tai globoja vienišus ar pagalbos reikalaujančius žmonės, bet ir vykdo įvairias veiklas asmenims darbingo amžiaus, tai dienos užimtumo veiklas. Tai manyčiau, kad ta sukaktis 30 metų tikrai atspindi tai, kad tų paslaugų be galo reikia ir įstaigai labai norėtųsi palinkėti, kad dar ne antrą tiek, o turbūt, kad 3 kartus tiek jie gyvuotų ir jų paslaugomis tikrai visi džiaugtųsi, o kad jų reikia, tai paliudija tai, kad yra laukiančiųjų eilės po 2-3 metus. Tai labai džiaugiuosi, kad be galo empatiškas kolektyvas, atiduodantis didžiausią savo širdį, greičiausiai aukojantis net savo laisvalaikį, tai lydi juos sveikata, puikiai šventinė nuotaika ir būna visi jie stiprus ir laimingi. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras negailėjo gražių žodžių ir dalinosi nuoširdžiais linkėjimais. Šauni įstaiga, labai gerai darbuojasi, atsakingi darbuotojai, iš tikrųjų ir paslaugų pati kokybė tikrai puikiai, kadangi tenka darbuotis ministerijoje, tai iš tikrųjų galim palyginti ir su kitom įstaigom, tai tikrai yra turbūt nemaža dalis įstaigų, kur galėtų, Šiauliai galėtų būti Šiaulių globos namai kaip pavyzdys. Palinkėti turbūt viso ko geriausio, kad ir toliau išliktų ta bendrystė tarp darbuotojų, tarp tų gyventojų, kuriem paslaugos yra teikiamos ir kad netrūktų visada to ryžto, nuoširdumo ir atsakomybės, kuria iš tikrųjų tikrai visi darbuotojai dalinasi. Šiaulių miesto savivaldybės globos namų darbuotojai yra atsidavę savo darbui. O viena iš darbuotojų įstaigoje dirba nuo pat globos namų įkūrimo pradžios jau 30 metų. Aš visada pastoviai sakau į darbą kaip į šventę ir problemų nėra. Jeigu atvirai, tai aš su vaikais nelabai, o seni žmonės man labai. Svarbiausia, aišku, tik negailestis. Svarbiausia pagarba, kad žmogus jaustųsi saugiai. Šventėje dalyvavo svečiai ir iš kitų miestų. Štai Radviliškio rajono Šeduvos globų namų vadovė atvyko su pačiomis geriausiomis emocijomis. Pačios geriausios, pačios jautriausios ir be abejo pačios smagiausios, kad draugai švenčia šitokį gražų jubiliejų. Bendruomeniai norėtųsi palinkėti vieno iš svarbiausių dalykų gyvenime. Tai tikriausiai žmogiškos laimės ir sveikatos. Šiaulių auksinio rato Ratorakt klubas padovanojo išskirtinę dovaną – Sakūrą. Medelis visuomet primins apie nuostabią bendrystę ir suteiks įkvėpimo niekada nepasiduoti. Viskas ir priklauso nuo žmonių. Tai mes norim palinkėti, kad tų žmonių didėtų ir tie darbai automatiškai jie ir padidės ir pagražės. Tai mes linkime kuo daugiau žmonių, nes pačiame žmoguje ir yra svarbiausi dalykai. Sakūra žydėk, Goda žydėk. Šventėje buvo teikiami diplomai ir apdovanojimai Šiaulių miesto savivaldybės globos namų darbuotojams. Susirinkusiuosius džiugino muzikiniai ir šokių pasirodymai.